Susipažinkite su naujoju Arūno Valinsko stalo žaidimu Auksinis protas užuominos. Kaip ir Auksinio proto laidos antrajame ture, čia atsakymus spėsite iš užuominų. Žaidime yra virš 200 klausimų, kurie turi po 4 užuominas bei 12 interaktyvių užduočių, kurias gausite savo telefonų ekranuose. Žaidime egzistuoja net 3 skirtingos žaidimo versijos. Kiekvienai žaidimo versijai paruošimas vienodas. Klausimų korteles pagal temas ir numerius surūšiuokite į 6 kaladės, o šalia padėkite ridenimo kauliuką. Komandinis žaidimas be vedėjo. Šį variantą rekomenduojama žaisti lyginiam žaidėjų skaičiui, pavyzdžiui, 2, 4, 6 arba 8 žaidėjams. Žaidėjai pasiskirsto į 2 komandas – auksinio ir protuolio. Kiekvienoje komandoje yra po 2 klausimus su 4 užduotimis. Pirmasis klausimas yra skirtas auksinio komandai, žymimas raidė A. Antrasis protuolio komandai, žymimas raidė P. Auksinio komanda pirmoji ridena kauliuką. Iškritusių akių skaičius nurodo klausimo temą. Tuomet varžovų komandos žaidėjas paima atitinkamos temos kortelę nuo kaladės viršaus, garsiai perskaito pirmą užuominą ir padaro pauzę auksinio komandos pagalvojimui ir pasitarimui. Komandai neatsakius, jai perskaitoma antroji užuomina ir taip toliau. Komanda gali spėti po 1 kartą po kiekvienos užuominos. Užuominų atsakymas parašytas kortelės apačioje. Panaudotos kortelės dedamos į šalį. Tuomet kauliuką ridena protuolio komanda ir atsakinėja į varžovų skaitomas užuominas. Jei žaidėjas ar komanda pasako teisingą atsakymą iš pirmos užuominos, skiriami 4 taškai. Teisingai atsakius iš antros užuominos, skiriami 3 taškai. Pavykus atsakyti iš trečios užuominos, skiriami 2 taškai. Na ir galiausiai, teisingai pasakius atsakymą iš paskutinės 4 užuominos, uždirbsite tik 1 tašką. Neatspėjus taškų negausite. Žaidimas baigiamas, kai viena iš komandų surenka 10 ar daugiau taškų. Jei auksinio komanda tai padaro pirmoji, protuolio komandai suteikiamas šansas traukti paskutinę kortelę, atsakyti į klausimą ir pavyti arba aplenkti priešininkus. Laimi komanda, kuri po paskutinio klausimų rato pelnė daugiau taškų. Komandinis žaidimas su vedėju. Šį variantą rekomenduojama žaisti nelyginiam žaidėjų skaičiui, pavyzdžiui, 3, 5 arba 7 žaidėjams. Pirmiausiai išrenkamas žaidimo vedėjas. Likę žaidėjai pasiskirsto į auksinio ir protuolio komandas. Kiekviena kortelė turi po atskirą klausimą ir 4 užuominas kiekvienai komandai. A raidė pažymėtas klausimas skirtas auksinio komandai, o P raidė pažymėtas klausimas skirtas protuolio komandai. Auksinio komanda pirmoji ridena kauliuką. Iškritusių akių skaičius nurodo klausimo temą. Žaidimo vedėjas paima nuo kaladės viršaus tos temos kortelę ir perskaito atitinkamai A ir P pažymėtas užuominas abiems komandoms. Jeigu po pirmos užuominos komandos neatsako, skaitoma antroji užuomina ir taip toliau. Po kiekvienos perskaitytos užuominos padaroma pauzė. Komandos gali spėti po 1 kartą po kiekvienos užuominos. Panaudota kortelė padedama į šalį ir toliau kauliuką ridena protuolio komanda. Taškai skaičiuojami įprasta tvarka. Laimi komanda pirmoji surinkasi 10 pergalės taškų. Dėmesio. Komandinio žaidimo metu vedėjas perskaito abiejų komandų užuominas vienu metu tam, kad komandos turėtų lygius šansus. Jeigu pirmoji atsakinėjanti komanda pasiekė 10 taškų, o antroji paskutiniu bandymu taip pat pasiekė 10 taškų, skelbiamas pratęsimas ir traukiama papildoma kortelė. Komanda, kuri atsakydama į papildomą klausimą surenka daugiau taškų, skelbiama nugalėtoja. Individualaus žaidimo versiją rekomenduojama žaisti nuo 3 iki 5 žaidėjų. Čia žaidėjai žais kiekvienas už save ir taip pat gaus šansą pabūti žaidimo vedėjų. Šiame žaidime nebūtina ridenti kauliuko. Burtų būdu išrenkamas vedėjas, užduosintis pirmąjį klausimą. Vedėjas pasirenka temą, paima kortelę ir nusprendžia, kurį klausimą užduos iš kairės esančiam žaidėjui. Perskaičius pirmąją užuominą, atsakinėjantis žaidėjas spėja 1 kartą. Jei jis neatspėja ar neatsako, antra užuomina perskaitoma kitam žaidėjui pagal laikrodžio rodyklę. Jeigu jis neatspėja, trečia užuomina perskaitoma sekančiam žaidėjui ir taip toliau. Žaidžiant 3, sekanti užuomina bus skaitoma vėl pirmajam žaidėjui iš kairės. Teisingai atsakęs žaidėjas gauna pergalės taškų, bei tampa vedėju ir paima kortelę nuo kaladės viršaus. Jeigu niekas neatsakė į klausimą, vedėju tampa iš kairės esantis žaidėjas. Tokia tvarka vedėjas keičiasi po kiekvieno klausimo. Žaidimas baigiamas, kai kuris nors žaidėjas surenka 10 taškų. Jis skelbiamas nugalėtoju. Džokerio kortelės. Visas žaidimo versijas galima žaisti su džokerio kortelėmis. Nuotaikingą užduotį jums pateiks vienas iš TV žaidimo Auksinis protas vedėjų – Arūnas Valinskas arba Andrius Tapinas. Kiekviena tema turi po 2 džokerio korteles. Jas įmaišykite pagal temas į kortelių kaladės. Žaidėjas ištraukęs džokerio kortelę išmanuoju telefonu turi nuskaityti joje pateiktą QR kodą, kad ekrane išvystų jam skirtą užduotį. Žaidėjas iš tavo dešinės pusės. Už atliktą užduotį žaidėjas gauna 3 taškus. Gavęs džokerio kortelę žaidėjas gali perleisti kitam žaidėjui arba komandai, dar nenuskaitęs QR kodo. Perleidęs kortelę, žaidėjas arba komanda praranda 2 taškus. Žaidėjas ar komanda, kuriam buvo perleista džokerio kortelė, privalo vykdyti užduotį ir jos perleisti daugiau nebegali. Tinkamai atlikus džokerio užduotį skiriami 3 taškai. Už neatliktą užduotį, jau nuskaičius QR kodą, atimamas 1 taškas.
Pasiekus arba viršijus 10 taškų ribą su džokerio kortele, laimėsite žaidimą nedelsiant, nebesuteikiant šansų kitiems. Dėmesio, žaidžiant versiją su vedėju, ištraukęs džokerio kortelę vedėjas išrenka iš kiekvienos komandos po vieną žaidėją, kuris ridens kauliuką. Džokerio užduotį gauna ta komanda, kurios žaidėjas išrideno mažesnį skaičių. Komanda gali perleisti džokerio kortelę varžovams įprasta tvarka. Lengvų jums užuominų.